Pieno žvaigždžių komandos starto penkete yra dar du labai ryškus žmonės visoje Baltijos lygoje. Čia du galvos skausmas visiems. Pirmos gyventus varžovams šį sezoną. Vaidas Kristupas išbaigė šį varžovą. Viskontas Veikas ir bus startimas, Dovydas Rebikas perima kamuolį ir vienas pats užbaigė puikią ataką. Ir tai šis 3 taškų zonas. Komanda, kuri žygiuoja taip pergalė blokų tarp Žvaigždės Krolonkės ir praranda kamuolį. Susikūrėje Katanadė, Janao, Edgaras Stanionis. Ketvirtasis išėlė Rytas nestandartinė situacija ir savo pagrindinė kokybė. Ji yra pralaimėti nebėra. Rolandas Alievas, Keita Mekra, 2 taškai ir pražanga. Abranas Metiksas 2 prieš 2, Viskontas Pikšalyje, vienas pats iki galo, 2 taškai ir pražanga. Viskontas iš 3 taškų zonos. Nepapuoja su baigimo varžovą, laisvas laiko Jonas iš 3 taškų zonos nėra. Kaip ir sausio, tai yra Spanamėnesi, kovoje tarp komandų, viskas vėl skildo žaidėjas, Kova. Štai taip, Barinovas iš 3 taškų zonos galima persvaryti kamuolį į savo aikštelės pusę, prameta kairys, tačiau kamuolį kovoja ir beveik atkovoja Timša, lieka 3 sekundės, Viskontas perdavimas niekur, 1 sekundė, Barinovas žingsnių nėra, metimas iš vidurio aikštės, paskutinė sekundė ir nieko čia nėra, nei žingsnių, nei pražangos, šias rungtynes laimi Pieno Žvaigždės.